Sveiki visi atvykę į Lietuvos karo akademijos atvirų durų dieną. Išties labai malonu kreiptis į Jūs. Karo akademija tai mūsų karininkų kalvė. Karo akademija tai yra institucija, kuri turi labai tvirtas vertybės. Mums Jūsų reikia. Reikia Jūsų lyderystės, reikia Jūsų ištikimybės Lietuvai, reikia Jūsų kovos dvasios. Tauta išlieka stipri, nepriklausoma ir laisva tik tada, kai turi lyderius, tik tada, kai turi žmonės pasirengusius ginti. Kai žmonės turi ugnį širdyje, ugnis, kuri skirta ryžtui, priešintis ryžtui, ginti savo valstybę, šeimą, namus. Net nebejoju, kad tarp jūsų tokių yra labai daug. Ir jeigu jūs pasirinktumėt savo kelią, karininko kelią, Lietuvos karo akademija yra atvira jums. Ir mes visos Lietuvos šeimos būtų labai laimingos, turėdamos jūs mūsų avangardė, mūsų visuomenės smaigalyje. Žmonės drąsos pilni, kurie galėtų saugoti Lietuvą, kurie galėtų įrodinėti savo gyvenime, kad jie yra verti laisvės ir nepriklausomybės. Tai sėkmės jūsų pasirinkimuose, sėkmės jūsų kelyje.